sveikinuosi su Linu Slušniu, Seimo sveikatos reikalų komiteto nariu, konservatorium. Sveiki, Linai. Labadiena. Sveikatos reforma jinai vyksta ir jos padariniai yra tokie, kad keliuose miestuose, Raseiniuose, Zarasuose medikai masiškai, nemasiškai priklauso nuo vertinimo, bet dešimtimis, turbūt galima taip sakyti, palieka darbo vietas. Žinome apie atvejį Vilniuje, kur keliasdešimt darbuotojų centro poliklinikoje taip pat paliko savo darbo vietas. Aurelijus Veryga kritikuoja iš principo pačią reformą. Arūnas Dulkys šiuo metu atostogauja. Kaip jūs, Linai, šiaip gal taip paklausiu, kaip jūs vertinate tuos medikų išėjimus? Jūs suprantate tas priežastis, apie kurias pastaruoju metu spauda rašo? Aš manau, kad čia yra skirtingi dalykai, reikia turėti galvoje, kad yra vienas dalykas, kai išeina medikai, sakysim, iš centro poliklinikos Vilniuje, Zarasuose, ten Raseiniuose, Klaipėdoje, tie judėjimai visi, čia yra labai skirtingos istorijos. Tai kai kalbame apie, pavyzdžiui, centro, tai akivaizdu, kad tai yra net ir Raseinių, man atrodo, istorija, yra panašiai pasitikėjimo krizė vadovybė. Tai čia jau yra niekaip nesusijęs su reforma, niekaip nėra susijęs su kažkokiais tai sveikatos ministerijos nurodymais. Kalba eina apie žmonės arba kalba eina apie vadovus, kurie daro veiksmus, o gydytojai nebepasitikė, kad tie veiksmai jiems duos vienokį ar kitokį garantą, kad jie toliau turės darbą. Tai jie eina ten, kur juos kviečia, kur jų laukia ir kur tikėtina jie turės galimybės normales tiek dirbti, tiek veikti, tęsti savo darbą, tiek užtikrinti savo pragyvenimą. Taip, kad aš nematau čia, pirmiausia, tai labai didelės dramos, antra, nematau, kad čia medikai yra kaip nors susijęs su reforma. Tai yra santykių klausimas. Ir čia, Rimvydai, aš jums taip pasakyčiau, aš matau tame gerų dalykų. Pagaliau pradeda turbūt visi suprasti, mokytojai, medikai, kad vien pasakyti, kad aš atėjau ir aš jūs įdarbinau ir jūs dabar čia šventai tarnausite man, šiandien nebeužtenka. Visur yra reikalingas labai didelis kalbėjimas, apart pinigų reikalingas pasitikėjimas ir tikėjimas ateitimi, tai yra perspektyva. Tai tiek Zarasuose, tiek Raseiniuose, kai ateina meras, negali paaiškinti daktarams, kokios perspektyvos, negali pasakyti, kaip yra, kokias paslaugas jis ten sutiks papildomai primokėti, o ką ne, jie tada pasirenka ten, kur jie galės dirbti. Tai va čia yra. Taip, reforma į visada. Reforma turi tam tikrų dalykų, bet aš pasakau ir kitą, žiūrėkite. Mes turim 3 milijardus išleidžiam sveikatos apsaugai. Šitame krepšyje mes turime visi išsitekti. Norim mes to ar nenorim. Ir tada mes turime ieškoti kelių, kaip su tais 3 milijardais mes gyvename.